Einam pas Danielę. Danielė, labas. Sveiki. Aš Rimantė. Danielė. Galvoju, bučiuosimės ar apsikabinsim, kaip čia bus. Dovanų jums. Ačiū. Tai Danielė, dabar papasako, kaip tu čia atsiradai tam socialiniam būste. Kokia tavo istorija yra? Likau be tėvų globos, našlaitė. Iki 18 metų globojo senelį. Aš ir visada labai norėjau, kuo greičiau, norėjau viską pati daryti. Pateikiau tada jau paraišką, nes žinojau, kad yra būtent tokia parama. Po metų laiko maždaug man pasiūlė būtent šį būstą. Aš matau save ateityje, tai vaikų teisės specialistė, saugoti, ginti, padėti vaikams. Iš kur atėjo tas noras būtent vaikus paremti, jais rūpintis? Labiausiai jų gaila, tai dėl to norisi padėti. Super. Dar papasako, ką tu veiki laisvalaikiu, kaip atrodo tavo laikas, kai tu nedirbi ir nesimokai, ką dar darai. Einu į sporto salę, į šokius, nes irgi nuo pat mažens gatvės šokius lankydavau. Sportuoju dažniausiai, tinklinį labai mėgstu žaisti, tai kai toks oras, tai labai mėgstu lauke pasportuoti. Žodžiu, galiu ramiai valgyti pyragą ir eisim pasportuoti, gerai? Tai kiek metų, Danielė, kiek laiko tu jau čia gyveni? Čia gyvenu 3 metus jau. Tai kiek tuo metų buvo, kai įsikraustai čia? 19. Ar pati sulauki kažkokių susidūrė su stereotipais apie žmonės, kurie gyvena socialiniam būste? Buvau girdėjusi, tokiuose būstuose žmonės gal tokie labiau alkoholikai gyvena, tačiau tikrai taip nėra. Ir žinau ne vieną ir ne du žmonės, kur puikiai gyvena tokiuose būstuose. Čia yra laikina stotelė, čia yra pagalba, savivaldybės. Kaip tu norėtum, kad matytų būtent socialinio būsto gyventojų žmonės? Aš manau, kad matytų teigiamai, nes čia nėra nieko blogo, čia kaip tik yra pagalba, kurią reikia priimti. Aš manau, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime susiduria su iššūkiais, problemomis, kur tikrai valstybė vienaip ar kitaip turi kaip padėti. Norėčiau tokios kaimynės kaip tu. Aš irgi kaip jūs.